Sveiki gyvi, vėl sveikinamės mes iš pajūrio. Tikrai vieną kartą jau galų gale po 2 savaičių atsirado geras oras, bet kai kam tai yra apniukęs oras. Šią savaitę mes turėjom progą pastudijuoti, panalizuoti Jakilaičių klasterį arba Jakilaičių verslo imperijos modelį, kaip viešuosiuose pirkimuose iš biudžetinių įstaigų jie laimi ir kaip jie ten ganosi. Traukdami mes Jakilaičio drakono uodegą pradedam panašu traukti visą drakoną. Gaila, kaip matote, matyti Jakilaitis dar nesugeba atsigauti po didelio savo šoko ir po elektrinio savo džipo pardavinėjimo, o ne Ukrainai dovanojimo. Mes vis nesulaukėm tos skambiosios frazės, kad mėly ukrainiečiai, labai jūsų atsiprašau ir džipą toliau dovanoju jums, bet kadangi jums elektrinis džipas gal nereikalingas fronte, tai pardavė džipą už ten 39 ar 40 tūkstančių, aš galėčiau tos pinigus paaukoti Ukrainai. Tai būtų didelis gestas, didelis malumas. Bet šiandien apie tai mes šiandieną sveikinamės iš tikrai saulėto pajūrio, mūsų lietuviško pajūrio, gintarinio pajūrio. Ir žinot, šiandieną gerdamas kavą vienoje iš Palangos kavinukių, taip paėmiau ir pasidžiaugiau savęs, galvoju, pirma kava ryte atsikeli ir tu kavą gali gerti. Kaip žinote, Lietuvoje dar 2000 metais toks skandalingas veikėjas, visuomenės veikėjas, labai ankštai tarp politikų besisukantis, toks yra Jogaila Morkūnas. Jogaila Morkūnas jums ko gero visai labai gerai puikiai žinomas asmuo, įsikūrė viešą įstaigą Pirmoji kava. Įdomu yra tai, kad per šitiek metų nuo jos įkūrimo, jau kaip aš sakau, praėjo daugiau kaip 20 metų, kaip įmonė yra įkurta, 26 metai ar 25, nežinau, reikia tikliai pažiūrėti dar jos registracijos datą, tai niekaip nesugeba bičas pereiti į uždarą akcinę bendrovę. O kodėl yra viešoji įstaiga? Tai kas esate teisininkai, kas esate advokatai, puikiai ko gero suprantat, kam viešoji įstaiga reikalinga ir kaip yra ištraukiami iš viešos įstaigos pinigai. Ir tai yra vėlgi nepelno siekianti organizacija, tai reiškia, tu turi pirkti per subrangą kažkokias kitas paslaugas ir panašiai. Bet sakau, čia nesiruošiu šio mano video nėra tema pasakoti apie viešasias ir uždarasias akcinės bendrovės, apie jas matyti vėliau mes galėsim papasakoti, bet pabaiginkim pastudijuoti, kas vis dėlto yra pirmoji kava ir koks ryšys yra toliau su Jakilaičių klasteriu, su Šeškumi ir kaip jiems iš tikrųjų sekasi valstybinėme sektoriuje. Jeigu Jakilaičio suma pinigų buvo apie 5 milijonai viešam sektoriui, tai šitas bičas vienoje įstaigoje sumuša ko gero rekordus Lietuvoje. Aišku, bus įdomu pastudijuoti Katkaus, bus įdomu pastudijuoti kitų viešųjų ryšių kompanijų užsakymus, kaip jiems Lietuvoje sekėsi, ką jie laimėdavo ir su kokiom politinėm jėgom ir politinė partijom ateidavom, tai mes iki rudens tų laidelių dar matyti ne vieną padarysime, nebent cenzūra ateis ir mūsų laidelę uždraus. Bet grįžkime prie pirmos kavos. Pirmoji kava, kaip ir sakiau, veikia 25-26 metai ir įdomus yra vienas dalykas. Aš paimu labai nedidelį laiko tarpą, paimu 2015-2026 metų laikotarpį, tiesiog pasižiūrėti, kadangi buvo 3 realiai skirtingos politinės jėgos valdančioji daugumoje, dabar yra 4, bet ta pati 16 metais socialdemokratai buvo tame tarpe ir Tvarka ir teisingumas, ir aš tame tarpe buvau valdančioji daugumoje. Ir ką mes turim? Mes turim labai paprastą dalyką – 24 milijonai iš viso gauto pajamų. Mėly mano kolegos, kad jūs įsivaizduotumėt, per 10 metų pirmoji kava vadovaujama Morkūno, jie gavo pajamų. Aš kalbu apie pajamas iš biudžetinių įstaigų, pabrėžiu, tik iš biudžetinių, nes tikrai mes nežinome, kiek samdė UABai, ABai, privatus juridiniai asmenys, privatus vakarėliai, renginiai ir panašiai. Jie gavo 24 milijonus pajamų. Pagrindiniai būtent pirmos kavos užsakovai, tai yra biudžetinės valstybinės įstaigos. Aišku, aš negaliu sakyti, nežinau, kiek yra privačios įstaigos, būtų irgi labai įdomu sužinoti, gal po šitos laidelės Morkūnas ir jo visa kompanija paviešins, kiek jie gauna iš privačių įmonių ir kokios tai yra įmonės, irgi būtų labai įdomu sužinoti, nes, tauta ir visuomenė turi teisę žinoti, ką mūsų didvyriai ir iš ko mūsų didvyriai gauna, nes jie analogiškai taiko ir mums politikams tą skaidrumo dalyką. Bet aišku, po šitų visų reportažų suprantu, kad visuomenės informavimo priemonė įstatymas, viešųjų pirkimų įstatymas turi būti kardinaliai keičiamas, turėtų kas dalyvauja šios pirkimuose deklaruoti viešųjų privačių santykius, turėtų deklaruoti, su kokiom įmonėm turi santykius ir panašiai. Bet žiūrėkime, ką mes turim. 24 milijonai. Kaip jums atrodo, kas geriausiai ir daugiausiai kokias įmonės susakė? Pirmoje vietoje tai yra Užsienio reikalų ministerija, NATO organizuotas summitas, 5 milijonai. Klausimas kyla, kodėl NATO summitą nebuvo galima organizuoti LRT, kitos valstybinės institucijos, įstaigos, kurios esmė turi tos pačius specialistus, turi tą pačią techniką, tą patį dalyką naudoja ir panašiai.
Toliau, ekonomikos ministerijos agentūra 3,6 milijono, jeigu pažiūrėsime. Tada finansų ministerija, Amber Grid, ESO, Litgridas, Lietuvos geležinkeliai ir EPSO-G. Tai yra tos, čia keletą įmonėlių, kurias aš pavardinu, tai pagal sutartis aš pamėginau palyginti, kiek jie gauna užsakymų. Kaip ir sakiau, Morkūno įmonė tai yra viešoji įstaiga, įdomus yra dalykas, kad dirba tik tais viso labo 14 darbuotojų, vėlgi būtų labai įdomu pažiūrėti, kaip tie darbuotojai yra susijęti gal kitose įmonėse, gal susijęti su kitom įmonėm, gal susijęti su kitais viešaisiais pirkimais. Na ir panašiai, iš tikrųjų būtų labai įdomu pasižiūrėti, kokias įmonės jie valdo ir jeigu būtų pakeistas įstatymas, kuriame numatyta, jeigu tokie asmenys dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, tai apie jų darbuotojų ryšius su kitomis įmonėmis turinčius juridinius asmenis turėtų irgi būti, aš manau, kad išviešinama ir prieinama. Tai dabar pamėginkime mes panalizuoti 3 pjūviais. Kaip ir sakiau, 15 metų laikotarpis, aš pasiėmu Butkevičiaus laikotarpį. Butkevičiaus laikotarpis yra 2 metai, tada mes pasimsim Ingridos Šimonytės laikotarpį, tame tarpe Sauliaus Skvernelio, irgi Sauliaus Skvernelio epizodas yra labai įdomus ir praktiškai finansinė suma yra skiriama ta pati, bet jinai yra iš tikrųjų pakankamai didelė. Ir Gintauto Paluckos, Ingos Ruginienės ir dabar Mindaugo Sinkevičiaus. Na, dar reikėtų čia ko gero pasakyti, kad Vilijos Blinkevičiūtės. Ir bet kokiu atveju, matyti, tą mes valdančią daugumą baigsim su kitu premjeru, su Robertu Duchnievičiu. Tai, matyti, tie skaičiai pasipildys jau po metų, kai jau turėsim ko gero gal net naują premjerą. Bet ką mes dar vieną įdomų dalyką šitose sąsajose atrandame, pasirodo, kad prieš keletą dienų, kai buvau paleidęs video ir padarėm analizę apie Edmundo Jakilaičio klasterio ir jo žmonos, nežinau, ar besimaudančius aruodų valstybinėse įstaigose, ypatingai LRT, jeigu mes pasižiūrėsime, tai pasirodo ir šičia pono Jakilaičių įmonės irgi lygiai taip pat turi subrangą su būtent Jogailos Morkūnos įmonėmis. Ir šičia mes atrandame 2 Jakilaičių įmonės, mes atrandame Nordplay OAB ir mes atrandame Media 3. Tai vėlgi toks, sakyčiau, įdomus dalykas. Ką vėlgi pavyko atrasti, bet kol kas sunku šiandien dienai pagrysti, tai liktais viso sutarčių galimai gali būti pasirašyta už 38 milijonus. Įdomus yra dalykas, kad Jakilaitis ir taip kaip Iksas taukuose vartose LRT ir uždirba labai didelių milžiniškus pinigus. Palyginus, kiek kitos visuomenės informavimo priemonės gauna pajamų ir gauna pinigų iš valstybės, tai Jakilaičio aruodas yra tiesiog net nepaaiškinami tokie pinigai. Duotų bet kuriam kitam žmogui tokius pinigus, kiek Jakilaitis gauna iš valstybinių biudžetinių įstaigų, tai čia rojus. Bet pasirodo, dar yra įdomus dalykas, dar 2015-2017 metais, kaip žinote, LRT buvo laida Tūkstantmečio vaikai. Įdomu, iš tikrųjų labai keista, kodėlgi ne pats Jakilaitis tą laimėjo, o būtent laimėjo pirmoji kova ir kaip subranga, būtent buvo paimta Nordplay Jakilaičio kompanija. Na, vėlgi, tą sakau, ryšys, draugystė, nežinau, kažkoks bendras pomėgis yra, neįsivaizduoju, kogi reikėtų čia pamėginti įsiaiškinti ir pažiūrėti, kas yra. Dabar, kaip ir sakiau, grįžtame prie 3 bangų, prie 3 skirtingų epizodų. Tai pirmas epizodas, tai yra Butkevičiaus vyriausybė 2015-16 metai. Na, iki to laiko pirmoji kova iš valstybinių biudžetinių užsakymų viso labo nepatikėsite gavo tik 270 000 eurų pajamų. Tai yra absoliučiai lašas jūroje. Lašas, iš tikrųjų labai lašas. Stebuklingų būdų, kaip žinote, buvo įkurta viešoji įstaiga Versli Lietuva. Šalia buvo tokia įmonė Investuok Lietuvoje, ko gero jūs puikiai žinot Lukas Savicką ir Virgį Sinkevičių, iš kur atėjo. Žinote garsųjį advokatą, kur Tapinas čia labai minėjo, kiek kainuoja advokato paslaugos. Žinote, kas investuotojų forumui vadovavo, žinote tas sąsajus, jeigu dar galite pasitikrinti. Žinote sąsajus su Bartaševičiaus sąsajus su konservatoriais. Tai jūs dar rasite dar tam tikrų perlų, bet bandom šiuo metu į šitą reportažą nesudėkim šitų dalykų, bus ateityje. Ir nepatikėsite, Versli Lietuva, tokia viešoji įstaiga, irgi nepelno alį siekianti organizacija, stebuklingų būdų duoda užsakymą Morkūno įmonėje už 3 64 000. Pabrėžiu, už 3 64 000. Labai įdomu. Ir dabar man jau daro smalsu, o kas buvo tuo metu įvykę, kad Versli Lietuva reikėjo samdytis būtent Morkūno įmonę, kad jisai jam būtų sumokami šitie pinigai. Tai matyti, sesijai prasidėjus bus proga galimybė pradėti atlikti auditą. Audito komitetas galėjo susiprašyti konkrečių dokumentų, kaip buvo, kas buvo, dėl ko buvo pirkimai daromi, koks buvo poreikis, ar nebuvo priedai prie sutarčių pasirašomi ir panašiai. Ir aišku, mes vėlgi tą pamatysime. Na ir po to, po Algirdo Butkevičiaus, kaip žinote, kardinaliai keičiasi politinis, kaip čia,
konjunktūra, politinis laukas mūsų politiniam lauke ir ateina valstiečiai žalieji su Ramūnu Karbauskiu prieš akį, Saulius Skvernelis paskiriamas ministras pirmininkas. Ir čia prasideda irgi, kaip ir prie Butkevičiaus, pinigų augimo tendencija. Nežinau, gal labai kompetentingi specialistai dirba pirmoji kovoje, gal tiesiog Jogaila Morkūna sugeba kažkokius after patys vakarėlius daryti, neįsivaizduoju, kas čia tokio vyksta, bet jau prie Sauliaus Skvernelio vyriausybės jau jie gauna 8,21 milijoną pajamų. Ir kaip ir ko geros, nereikėtų nei mums čia nustebti, nei sprogusiam akim nereikėtų žiūrėti, kas čia atsitiko, bet Ingrida Šimonytė sumuša visus rekordus. Aš nekalbu, kad Ingrida Šimonytė savo piniginės duoda pinigų, gink dieve, nes jinai net prezidento rinkimų kampanijos metu nesugebėjo atsakyti, kiek į savo asmeninį lėšų paaukojo Ukrainai. Gal po šio reportažo ir ištrauks banko sąskaitas išrašus, mes galėsim pažiūrėti, kiek Dalia Grybauskaitė, Ingrida Šimonytė ir kiti žavūs gražūs politikai mylintis Ukrainą paaukojo iš savo asmeninių pinigų, pabrėžiu savo asmeninių. Tai spėkite, kiek Ingrida Šimonytės vadovaujama vyriausybė, pavaldžios institucijos, įstaigos būtent skiria pinigų arba laimi konkursus. Negali sakyti skiria, vis tiek viešieji pirkimai turi būti kažkokie tai švarus, nešvarus. Ko gero šią savaitę girdėjot, kaip Inga Ruginienė prie vienos kavinės kažkokius pirkimus ten derino, kad turi laimėti ir pikta buvo, kad kažkas nelaimėjo. Tai vadovaujant Ingridos Šimonytės valdančiai daugumai, pirma kava gauna 11 milijonų 770 tūkstančių pajamų. Tai yra tiek gauna užsakymų. Tai yra rekordinė suma pinigų prasme. Ir tada ateina mūsų valdančioji dauguma, premjeras tampa, turėjo tapti Vilija Blinkevičiūtė, bet sako, aš jau per sena, man Briuselis geriau, jinai išvyko, tada Gintautas Paluckas ir Inga Ruginienė. Tai tęsiasi sutartis, vyksta nauji pirkimai ir čia aš manau, kad Lietuvos Europos Sąjungos pirmininkavimas į tą sutartį papuola 6,9 milijono bendrai gauna. Bet aš noriu grįžti prie Ingridos Šimonytės labai įdomių dalykų. Kaip žinote, tuo metu energetikos ministras buvo ne kažkas kitas, bet Dainius Kreivys. Kažkada savo laiku Dainius Kreivys labai stipriai nuskambėjo su savo mamutė, kai savo motuliai, būdamas ūkio ministru, nors jis turėjo nusišalinti, aišku, man ten irgi ten labai absurdinė situacija, labai iš tikrųjų galiu pasakyti, irgi absurdinė situacija atrodo, liktais ministras, tu ten, nežinau, turi žinoti arba nuo visko nusišalinti. Jis skrido iš ministrų pareigų, bet būdamas energetikos ministru, jo įmonė arba, kaip čia pasakyti, jo kontroliuojamos ir finansų ministerijos kontroliuojamos įmonės, nes Ignitis grupė tai kontroliuojama buvo ir tebėra finansų ministerijos per Gintarę Skaistę. Pirmai kavai skiria, jūs nepatikėsite, 2,335 milijonų. Kaip ir sakiau, šitos bangos arba 3 bangų epizodas arba 3 bangų finalas, įdomesnis finalas yra tai rezoliucija, kitaip sakant, tai yra tai, kad pirmoji kava, iš tokių įmonių kaip EPSO-G ir Ignitis grupių, jūs nepatikėsite, gauna per 10 metų užsakymų už 7 milijonus. Pabrėžiu, 7 milijonai, tai yra kosminiai, teisme, neadekvati suma, tai žodžių neina net paaiškinti, kokia tai yra suma pinigų, tai yra neadekvatumas, jo labiau, kad čia nėra pinigai, nežinau, pastatą pastatyti, tai nėra pinigai vaikų stovyklai, šiandienai net į vaikų stovyklą mes neturim pinigų, bet skiria pinigus. Tai 7 milijonai per 10 metų. Tai grubiai dėkime, mes po 700 tūkstančių kiekvienais metais gaunam, bet įdomiausia kitas yra dalykas, kad ten yra labai daug sutarčių. Aš atrandu net 69 sutartis ir visos tokios smulkmės, nereikšmingos ir panašiai. Tada aš noriu paklausti, tai taip išeina, kad EPSO-G ir Igniti ten dirba kvailiai, kad jie nesugeba renginius organizuoti, nesugeba papildomai paslaugų nupirkti, nesugeba įgarsinimo atskirai nusipirkti, kad reikia pirkti pirmą kavą, Jogailą Morkūną ir išleis pinigus. Kartu noriu atkreipti dėmesį, kad tai yra būtent valstybės reguliuojamos įmonės, nes valstybinė energetikos kainų komisija nustato įkainius, tarifus ir panašiai. Ignitis, kaip žinote, yra absoliutus monopolis, dėka Sauliaus Skvernelio, Luko Savicko ir Rajak įmonės 25% buvo privatizuota, tai čia matyti visiems viskas tas puikiai suprantama, tai visas šitas pintirkliuškos, laisvalaikiai, pramogas ir panašiai yra įkalkuliuoja mūsų elektros kainą. Gal tai nereikšmingai, gal tik 0,001 euro centas, bet 7 milijonai arba 700 tūkstančių per metus, mano galva tai yra, nereali suma pinigų. Čia yra net nėra net ką ir paaiškinti. Jau galų gale mes turime LRT valstybinę
televizija, transliuotojai, LRT turi savo įkainius, ar ten turi tarifus, jeigu nuomoji stotelę, garso, įgarsinimą ir panašiai, ko gero, jie irgi tą turi. Tai jau juos galėtų samdyti ir taip valstybė uždirbti. Tai įsivaizduokite, 7 milijonai, pabrėžiu, 7 milijonai. Jeigu ką laimėjo pirma kova valstybinėse konkursuose už 24 milijonus būtumėm atidavę nacionalinę radio televizijai, tai iš nacionalinio biudžeto būtų nereikėjo skirti pinigų. Pati nacionalinė radio ir televizija būtų galėjo uždirbti. Jinai turi vedėjus, jinai galėtų jie renginius vesti, įrašymai, garsinimai, apipavidalinimas ir panašiai. Praktiškai jie, mano galva, tai jie viską turi, kas iš tikrųjų ir galėtų prisidėti. Tikrai nenori nieko kaltinti, nenori nieko ten teikti, sakyti, kad va, ten kažkokie vagi žulikai ar ten, nežinau, kažką padarė. Taip, aš manau, kad tai yra konkursai, vieši konkursai, skaidrus jie turėtų būti konkursai. Bet dabar man kyla įtarimas ir matyti reikės tiek 69 sutartis pasižiūrėti, tiek pasižiūrėti sutartis pirminės, kurios buvo pasirašytos iš jūsų pirminė kava, o su pirminė kava iš su biudžetiniai įstaigom pasirašyta buvo sutarčių 238. Tai man labai įdomu pažiūrėti, ar buvo neskelbtinų dėrybų daromi, ar apklausų būdų supaprastina tvarka, ar buvo viešas pirkimas, kam buvo skambinta, kam buvo parašyta. Gal kaip pavyzdys. Įsivaizduokite, vyksta apklausos būdu, skambina Tūlas koks Misiūnas ir sako, labą dieną, norim suorganizuoti naktinį vakarėlį, Igničiai grupiai, turim daug žavių jaunų merginų, turim dar žavesnių bernų, norim pasilinksminti ir gal galit mums ten kažkokį trankų vakarėlį. Sako, no problem, sako, žiūrėkit, sako. Yra 3 įmonės, joms skambina. Pirmas skambinam, kaip pavyzdys, Norplay, kuriam priklauso Jakilaičių klasteris, jis sako, kokią kainą už naktinį vakarėlį arba viena naktis Nidoje, sako, 30 000, žinai. Tada sako, žiūrėkit, bet yra kita įmonė, pamėgink paskambinti Media 3, žinai. Jis apsimeta durnius, kad nežino, kad čia Jakilaičių įmonės priklauso. Paskambina Media 3 ir sako, labą dieną, norim organizuoti renginį, kiek kainuotų? Sako, 50 000 kainuotų. Eik, tu sako, per brangiai, žinai. Sako, bet žiūrėk, bet yra Jogailos Markūnos įmonė, nesako. Pirma kava, paskambink, kiek kainuoja. Paskambina, sako, 29 999 eurai 99 centai. Nugalėjo Jogailo Markūno įmonė, pirma kava. Skiriasi tik 1 centu. Aš čia tik tais hipotetiškai keliu tą klausimą, todėl man labai įdomu pasižiūrėti, kas buvo klausta, kiek buvo tokių pirkimų padaryta, kiek buvo neskelbtinų dėrybų, kodėl tiek daug sutarčių, kaip ir pabrėžiu, vien su FSG ir su Ignity 69 sutartis, o bendrai su valstybinėm biudžetinėm įstaigom net 238 sutartis. 238 sutartis. Iš esmės tai yra skaičius, tai yra neadekvatus. Kaip ir dar kartą pabrėšiu, 24 milijonai tai yra milžiniška suma valstybei, tai yra valstybės biudžetui, valstybės pinigams. Kai mes kalbame apie vaikus, kai mes kalbame apie inovatyvių vaistų taikymą, mes sakome, neturime 4 milijonų, mes sakome, neturime 7 milijonų. Bet čia per 10 metų mes galimai ištrafinom 24 milijonų. Klausimas yra, kur tada yra moralė? Ar tikrai reikia organizuoti renginius? Ar tikrai reikia organizuoti renginį, kur renginio metu pasakytų Goodbye Lenin ir už tą Goodbye Lenin reikėtų mums sumokėti? Ar nejaugi pas mus Lietuvoje, nacionalinio radijo ir televizijai, Vilniaus universitete, Kauno technologijos universitete, Vytauto Didžiojo universitete ir kitose universitetuose mes ką neturime 4 kurso studentų, mes neturime magistrantų, mes neturime nieko, kad mes turime samdyti kažką tai, kad suorganizuotų ir padarytų renginį mums? Tai nėra vestuvės, tai nėra gimtadienis, tai nėra krikštynos. Tai yra fizinių asmenų leidžiami pinigai, kai jie leidžia. Tai yra valstybės pinigai. Mėlyjei ponai, kur skiriate savo apdovanojimus už savo skaidrinimą, viešinimą, pradėkite skaidrinkitės patys save pirmiausia. Mėlyjei, vasara, šilta, gera. Artėja viena naktis Nidoje. Ten pamatysime dar įdomesnių dalykų. Mėlyjei mano, stebuklingas renginys, vėl visi rems, viena naktis Nidoje. Aš pamenu tą vieną naktį Nidoje prieš metus. Audringais plojimais. Pirmą kartą Neringoje. Pirmą kartą viena naktis Nidoje scenos. Pasitikite. 80-ųjų metų Europos superžvaigždė Frenzy! Kada muzikantai koncertavo dar okupuotoje dalyje po okupacijos Ukrainos, jie tenais koncertavo. Ir po to apsimetė durnių ir sako, mes nieko nežinojome, nieko nematėme. Alternatyvi žiniasklaida ima virš. Deja, jums nepavyks. Susitiksime naktį Nidoje, gerbimieji. Miltelių nesineškite. Žolės kvapas nepageidaujamas tenais. Ir labai prašyčiau, nebūkite kibę kobose, kaip kokios instaliacijos, nes po to labai jau smirdė antrą dieną, kai nori kopose pasideginti. Iki susimatymo.